Į Alytų atvyko cirkas. Ne, tai nepravažiuojančių artistų gastrolės. Tai alytiškio Dariaus Česnulevičiaus prieš 2 metus įkurtas Amber cirkas. Darius ne tik vadovauja cirkui, tačiau ir pats vaidina. Be jo yra ir daugiau Dzūkijos sostinės atstovų. Visiems gerai žinomas klounas Albertas Kazbijavičius, arenoje dar vadinamas Albertuko vardu. Albertukai, ką tu čia žadi daryti? Nersiu! Pasirodymus taip pat pristato alytiškis Audingas Aleknavičius. Kaip sakant, veidai tie patys, bet atliekami bus visiškai nauji numeriai, visiškai naujos klounados. Unikalus dabar yra sukurtas numeris pirmą kartą po, kaip sakau, po sovietinio laikotarpio numeris su kartimis. Tai gana įdomus ir rizikingas numeris. Taip pat mūsų jaunimas Kasparas Bujanauskas atlieka naują numerį su plytom. Galėčiau vardint, bet geriau, kad patys ateitumėt ir pamatytumėt. Amber cirkas nestovi vietoje, įsigijo naują palapinę ir per 2 metus spėjo surengti įspūdingus 400 pasirodymų 103 miestuose ir miesteliuose. Gimtajame Alytuje žiūrovų netrūko, pasirodymą stebėjo ir naujasis Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Berods aplankėm visus įmanomus ir neįmanomus Lietuvos kampelius ir mažus kaimelius ir didelius miestus. Ir toliausiai, kur buvom nukeliavę, tai iki Talino. Smagu grįžti į Moldovą. Visada smagu ir, kaip čia pasakyti, visada didelė atsakomybė ir kažkokis jaudulys. Bet gimtas miestas, žinot, Alytus visada mylėjo cirką, supranta cirką ir malonu dirbti prie savo, kaip sakant, prie savo publiką. Unikalus ir nepakartojamas triukas. Ir Alytus turi gilias cirko tradicijas, kurias ilgą laiką puoselėjo Leonidas Bakanas, Albertas Riabovas, o dabar jų pėdomis žengia mokiniai. Gastroliuojančio Alytaus Amber cirko artistai gimtajame mieste bus iki sekmadienio, o vėliau tęs kelionę linksmindami kitų miestų žiūrovus. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.